Vilniuje oficialiai prasidėjo Europos jaunių iki 18 metų čempionatas. Varžybose dalyvauja ir 4 Lietuvos komandos, 2 merginų grupėje, 2 vaikinų. Taškas lietuviams. Taip, turėjom ryte šiek tiek jauduliuko, tiek dėl orų, tiek dėl pačios organizacijos, tačiau viskas startavo laiku, startavo puikiai, personalas susirinko ir manau, kad oras neblogas, turėsim labai gerą pirmą dieną. Lietuviams čempionatas prasidėjo neįtin sėkmingai. Pirmame mače pergalę šventė tik antroji vaikinų komanda 2-0 įveikus italus. Martynas Lopetaitis ir Robertas Juchnevič 0-2 nusileido lenkams. Antroji merginų komanda 0-2 pralaimėjo vokietėms, o Ieva Nubauskaitė ir Monika Povilaitytė 1-2 nusileido šveicarėms. Taip, pradžia nėra tokios, kokios mes norėjom, tačiau Šveicarės labai gera komanda ir treneris taip pat sakė. Ir manau, trečioji partijai pralašėme todėl, kad aš neatstovau tvarkingai gynyboje ir paėmė ant vieno pakankamai svarbaus elemento, tai yra atsitraukimo nuo tinklo. Tačiau tai yra gera komanda, mes iš dalies esame patenkintos žaidimu ir tikimės sekančios pergalės prieš Suomius. Pasak renginio organizatorių, 96 sportininkai ir juos lydinčios delegacijos viskuo yra patenkintos. Lietuvių pasiruošimą čempionatui giria ir Tarptautinės tinklinio federacijos atstovai. Viskas okei, turime gerus viešbučius, turime puikų aikštyną, pagrindiniai dalykai gerai, maitinimas taip pat sutvarkytas, taip kad viskas eina sėkmingai. Trūksta tik tai lietuvių pergalių, ne? Visiškai teisingai. Kol kas turėjome 2 lietuvių komandas startuojančias, pergalių dar nebuvo, tačiau merginos parodė tikrai gerą formą ir tikriausiai šitos varžovos, su kuriomis jo žaidė, merginų komanda Dumbauskaitė ir Povilaitytė, tai tikriausiai buvo čempionato finalas pačiame čempionato starte. Lietuvos rinktinės merginos tikisi, kad prie sėkmingesnio mūsų komandos žaidimo galėtų prisidėti ir oro sąlygos. Aš manau, kad tai padėtų prieš komandas, kurios yra iš pietietiškų kraštų, tai yra Italija, Ispanija, prieš Graikijas, manau, oras galbūt būtų palankus, jei rytoj rytų lietus ar būtų šalta. Finalinius Europos jaunių iki 18 metų tinklinio čempionato mačus sekmadienį tiesiogiai transliuos Sport 1 televizija. Gediminas Žygelis, Vytautas Petrošius, Sport 1 žinios plius, Vilnius. Ir aplaudismentai mergaitėms, kurios kovoja iki pat galo. Šaunuolės, Ieva ir Monika.